Sveiki. Kas buvo įdomaus ir, aš sakyčiau, išskirtino šią savaitę Briuselėje? Kągi, trečiadienis pakeitė pasaulį. Trumpas grįžta. Koks jis bus? Su nauja darbotvarke ar pilnas revanšo nuotaikų? Lieka dar pamatyti. Iš tikrųjų, dar sunku pasakyti. Bet jis laimėjo įtikinamai rinkikų skirtumo prasme. Pralaimėjusi Kamala Harris pripažino pralaimėjimą, ja, tai irgi rodo politinės kultūros lygį, bet žinoma, Jungtinės Amerikos valstijos, jos politika keisis. Du dalykai, kurie gali mus ypatingai paveikti, tai žinoma, JOTV politika paramos Ukrainai atžvilgiu. Čia gali būti įvairių scenarių, nebūtinai patys geriausia mums nusimato. Antras dalykas tai, žinoma, ekonominė politika, arba, sakyčiau, prekybos politika. Jeigu JOTV pradeda atvirą karą su Kinija, Kinijos prekės automatiškai bandys pakliūti į Europos rinką, pajusime didelį spaudimą, pajusime ir, aš sakyčiau, tą dažnai iškraipytą konkurenciją iš Kinijos pusės, tam reikia ruoštis. Bet, žinoma, Trumpas ateina su ambicinga darbotvarke. Kai kuriais atvejais mes galime matyti ir gerų pokyčių, nes prisipažinkime, Baideno administracija nepadarė visko, kad padėtų Ukrainai taip, kaip reikia. Nebuvo nuimti apribojimai ilgo nuotolio raketams, 6 mėnesių uždelsti svarstymai Kongrese, neaiškumai iš administracijos pusės, būta įvairių dalykų. Jeigu to nebūtų, gal ir rinkimai suktųsi kitaip. Nebuvo to tikrumo, kad viskas yra padaryta taip, kaip reikia. Šią savaitę prasidėjo paskirtųjų komisarų klausimai. Jie taip ir vadinasi. Jie nesivadina dar komisarai, jie yra tik tai paskirti valstybių narių pasiūlyti kandidatai į komisijos narius. Šią savaitę 20 iš jų turi praeiti įvairius komitetus, kartais tai yra kelių, netgi 4 komitetų bendras klausimas organizuojamas. Kągi, aš turiu pasakyti, kad kol kas procesas juda be didelių sutrikimų. Neteko girdėti apie kažkokias didelės problemas. Taip, buvo viena galbūt kandidatė, tai yra Roswell iš Švedijos, kuris sulaukė papildomų klausimų, reikėjo netgi politinėms grupėms įsitraukti į tam tikrus pasikalbėjimus papildomus, bet atrodo sprendimas rastas. Andrius Kubilius, štai trečiadienį buvo vakariniai klausimai, prasidėjo po 6 valandų, baigėsi 9:30, dar užtruko, kitaip tariant, virš 3 valandų užtruko Andriaus Kubiliaus klausimai. Gerai jis pasirodė, nebuvo didelių, sakyčiau, sutrikimų, nebuvo galbūt ir didelės opozicijos jam. Taip, kalbėjo kairieji, jam priekaištaudami dėl, kad jis yra vos ne karo ministras ir panašiai. Jisai pasakė, kad aš esu komisaras taikai. Taiklus atsakymas, sakyčiau, šituo atveju. Paliko gerą įspūdį, kadangi kalbėjo ir turiningai ir nebuvo įsitempęs. Jis juokavo ir minėdavo įvairias reikalingas citatas, labai tinkančias bendram kontekstui. Norėčiau, kad ir ateityje taip būtų su Lietuvos kandidatais į Europos komisijos narius. Tai buvo mano pirmieji klausimai, kuriuose turėjau galimybę užduoti klausimą. Ketvirtadienį buvo Martos Kos, komisarės atitinkamai kandidatės plėtrai. Buvo galbūt daugiau šiek tiek kontroversijų, nes jinai buvo taip jau, sakyčiau, aštriai ir kartais net labai jau taip kietai klausinėjama apie savo buvusią praeitį. Kitaip tariant, jinai buvo bandoma apkaltinti, kad jinai bendradarbiavo su Jugoslavijos specialiosiomis tarnybomis. Jinai kelis kartus paneigė tą dalyką, pasakė, kad tikrai ne, nesikreips į teismą, nors buvo toksai pasiūlymas dėl visi iškylančių kaltinimų, bet turiu pasakyti, turinio prasme, aš ją pasitikiu, jinai tikrai turi aišku supratimą, ką reikia padaryti plėtros politikos srityje ir ypatingai jos užsiangažavimas su Ukraina man tikrai palieka labai gerą įspūdį. Neregėtas dalykas Vokietijoje. Pripratę visi prie saugumo, prie gražių, kaip sakyti, pasažų politinių, bet štai 3 koalicija. Pirmą kartą jinai beje buvo tokia Vokietijos istorijoje, neišlaikė egzamino. Liberalų finansų ministras pasakė, kad gana, nesutinka su biudžeto formavimo taisyklėmis ir apystavomis, pasitraukė. Žinoma, Vokietija nešluks.
jinai turi pakankamai ir politinės kultūros, ir finansų stabilumas bus išlaikytas. Tai štai šios savaitės, matyt, pagrindiniai įvykiai. Kitą savaitę, beje, mes tęsime kandidatų į Europos komisiją svarstymus, klausimus. 6 dar lieka, bus įdomus. Tai bus ir Kaja Kallas, ir Stefanas Sejourné, tai iš mano pusės, bet dar kiti bus ir iš kitų politinių grupių. Įdomus dalykas, stebėkite, kaip bus svarstomas Italijos kandidatas Fito. Nuo jo gali priklausyti ir visos Europos komisijos paskirimo grafikas. Nesu tikras, kad su juo viskas gali būti gerai. Tai kągi, šią savaitę buvo tiek. Rinkite nukritusius lapus, kai ir aš darysiu šį savaitgalį Juodšiliuose, o šiaip vis tiek geros, nelietingos nuotaikos ir iki kitų kartų.